Sveiki, esu Vygantas Pikčiūnas ir noriu pristatyti viešo kalbėjimo seminarą ir pasitikėjimo savimi. Kodėl šitas seminaras? Kartais matau žmonės, kurie iš tikrųjų yra išmintingi, protingi ir turi ką pasakyti, tačiau atsitinka taip, kada jie išeina kalbėti viešai, jie pamiršta tą, ką norėjo pasakyti, jie jaudinasi, jie netgi neina kalbėti viešai vien dėl to, kad bijo viešo kalbėjimo. Tai yra baimė, kuri tiesiog valdo žmonės. Tai yra pati didžiausia baimė. Aišku, didžiausia yra mirties baimė, o antra baimė yra viešo kalbėjimo baimė. Trečia baimė, kaip mes sakom, yra numirti, kalbant viešai. Taip, kad to neatsitiktų, reikia išmokti kalbėti viešai tiesiog. Ir tavo karjera kils, tu pats kaip asmenybė pakilsi savo ir kitų žmonių akise ir ateis pasitikėjimas savimi. Ką išmoksim šito seminaro metu? Išmoksim, kaip nugalėti viešo kalbėjimo baimę, kokius naudoti gestus, kaip atlikti įvairiausius triukus, kaip tu galėtum suvaldyti auditoriją, kaip pasiruošti, pavyzdžiui, diplomo gynimui, kažkokioj tai konferencijoje ir taip toliau. Ir netgi atsitinka taip, kada tu kalbi viešai, esi pasitikintis, netgi reikia kur kas mažiau žinių, o viešo kalbėjimo menas tau suteikia galią ir suteikia aukštesnį pažymį. Vertinga, tiesa. Kaip kartais būna, kad žmonės, kurie nuo pat vaikystės buvo nepasitikintis, jie mokykloje bijo atsakinėti prieš pamokas. Studentai, kada būdavo, tiesiog dabar galėsit nuo šito seminaro, baigę šitą seminarą, kur kas lengviau, kur kas smagiau, energingiau, kur kas atviriau kalbėti, ne tik tai kažkur tai viešoje erdvėje kažkokiai konferencijai, tačiau ir draugų rate. Išmokysiu jums technikų, kur galėsite tiesiog kalbėti atsitiktinė tema, tiesiog ekspromtų kalba, ką naudoja politikai, papasakosiu. Ir galiausiai jūs įgysit pasitikėjimo, praktikos ir galėsit parduoti savo paslaugas, pristatyti žmonėms tą, ką jūs geriausiai moka daryti. Taigi, mielieji, ačiū už dėmesį ir lauksiu jūsų seminare. Registruokitės čia apačioje. Iki pasimatymo.